Na ir rungtynių inspektorius, teisėjų inspektorius yra Edmundas Gaigalas. Telšių Džiugas pradėjo rungtynės įvesdamas kamuolį į žaidimą iš aikštės. Girdisi ir Sūduvos palaikymas. Nedidelis, manau, čia vienas, o gal du ekipažai atvyko iš Marijampolės ir įsitaisė netaip toli mūsų, palaikydami savo komandą. Nauris Petkevičius ant vejos rankomis pasistabdė kamuolį ir, aišku, tai pastebėjo teisėjas Kęstutis Bartuškevičius, fiksuodamas taisyklių pažeidimą. Gana tokia rami pradžia, gal aštriausia ataka kol kas ir buvo tas Sūduvos išpuolis, kuomet Sidis Onoko perdavinėjo kamuolį jau nuošalyje esančiam Nauriui Petkevičiui. Čia gerai sužaista sienelė Romano. Ir štai koks smūgis, kairė koja praktiškai iš vietos. Denisas Bunčiukovas patikrino Igno Pluko budrumą. Nebuvo labai stiprus smūgis. Kita vertus, reikia pagirti Bunčiukovą. Nesitaisė kamuolio. Šiek tiek bandė Sidis Onoko paspausti Marių Paukštę ir tas spaudimas atnešė rezultatą. Dabar perdamas iš dešinio krašto Pirohovas. Suktų smūgių pabandė į tolimai. Laiku grįžta Simonas Urbys. Štai toks Sidis Onoko įsiveržimas į baudos aikštelę. Dar kartą Onoko smūgiuot į vartus jam neleidžia. Epizode pasirodė greitesnis už kamuolį. Tandžyri. Sakurai. Čia gali būti pavojinga. Petkevičius ir proga. Čia proga. Nauris Petkevičius ne pačiu stipriausiu, bet pakankamai tiksliu smūgiu siuntė kamuolį. Linija buvo ir geriausia, tiesa. Klausimas dėl situacijos. Dabar mūsų dėmesys ne į Vilnių sutelktas, o į Telšius. Pažiūrėsime, kokių pakeitimų treneriai įnešė per pertrauką. Pasikalbėjo, aišku, su komandomis. Vėlgi, tos lygios. Bėga ten Urbys ir Bunčiukovas. Bunčiukovo įperdamas. Gerai, priima kamuolį ukrainietis Vermeulenas. Ir dabar jau kampinės prie Sūduvos vartų. O čia dabar Gastonas Romano kelia kamuolį link antro virpsto. Ir dabar jau Marijampoliečiai įžaidinės kamuolį nuo savų. Abiejų komandų treneriai atliko po keitimą. Džiugo ataka, Sobovalė. Neišleido kamuolio, smūgis į vartus, Ignas Plukas ne iš karto, bet pagauna kamuolį. Aišku, dabar gal šiek tiek ir pasisekė, kad kamuolys skriejo į tą patį. Romano, Urbys, gali smūgiuoti Simonas ir matome, ką išdarinė dabar jau Ignas Plukas. Bravo jam ir Simono Urbiui. Taip pat reikia paploti stipriu smūgiu. Šį kartą pabandė smūgiuoti štai taip, papjaudamas kamuolį link tolimo viršutinio vartų kampo ir kaip matote, žiūrovai patys. Džiugas atrodo po truputį periminė iniciatyva, Bakaristo negalingas bandymas. Gastonas Romano. Greičiausiai vietoje Jakubo Vavčiko. Bent pagal poziciją turėtų tai būti. Dariušas Stankevičius ir Marius Paukštė reaguoja į Sūduvos saugos smūgį. Dar viena Marijampoliečio ataka. Išmuša kamuolį Vermeulenas, o dar vienas smūgis yra gaudomas Marijaus Paukštės. Taip, Jakubas Vavčikas paliko aikštę. Čia jau pražanga